dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you Kaip matot, sveikinuos jau iš kitos vietos. Praeitas video pasibaigė, kad susitiksim ties kibimais. Tai kibimų neturėjom. Tai šiandien atvykom į kitą tragetinuką. Atvykom dėl 2 parytėm. Kaip ir jau viską susistačiau, susiruošiau. Meškerytės jau užsimečiau, be ilgų ceremonijų kažkokių. Tai viskas atrodo šį kartelį. Turbūt pastebėsit, kas daug pasikeitimų įvyko. Tai žvejosim 2 parikės ir lauksim pagaliau tų karpiukų. Šis mėnesis, praeitas mėnesis jau rugpjūtis buvo toks liūdnesnis su karpiais, tik kelis karpiukus pagavom. Tai rugsėjis, ruduo, pirma rudeninė žvejyba. Žiūrėsim, kaip ruduo judės, bet dar šilta šiandien. Pašeriukus pasiruošiau tokius.
saldus. Čia smirdintys. Ir grūdai su tigru maišyti ir panašiai. Kokią taktiką dabar šį kartelį, tai mėlyno bloderio dešiniausia meškerė žvejos su laivuku. Tai per petį užsimetinėsiu, su skomba šersiu tašką ir bandysim pagauti šiandien, rytoj ar poryt žuvį be laivukų pagalbos. Namą jau įsikūriau, bus minus, eisiu dar vieną stintelę susirinksiu. Tai tiek tų reikaliukų ir susimatom gyventi. Ką tik kažkuria meškarytę patempė. Jaučiu šitą. Mečiau per petį. Pirmas. Karštis. Bet didelis. Didelis karštis. Oi. Bet toks. Nu, tai praėjus gal 10 minučių po užmetimo iš karto pagavau karšioką, net nespėjau spintelį susirinkti, kur laikau maistą ir panašiai kambariukį. Tai judesėlis prasideda. Šiandien dar nieko nevalgiau iš tikrųjų, o jau vakaras. Tai dabar dar duos valgyti. Meškerytės užmestos. Spintelę pabaigiau rinktis, tai laukiam kibimų. Laukiam kibimų, toks trumpas updėtas. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Ikiuką.
salutį akis pekina. Kol kas ramuma. Kaip matyt, su dronu radau, kur visas žuvis laikos. Seklioja vietoj. Tai vakare turėtų pajudėti, maitintis jos iš ten. Ir turėtų atplaukti pas mane teoriškai. Žiūrėsim. Gal neusilaikys tenai. Bet kol kas ten judėsiukas, pas mane ramuma. Visiškai ramuma pas mane. Sėdžiu taip netoli. Tikėjaus paspombinsiu normaliai. Pamiršau įsidėti spombos ritę. Viską iškaičiau, neradau. Dar vakar čiupinėjau tą ritę, nešiojausi mašiną, norėjau nusinešti pasidėti ir vadinas garaže kažkur padėjau tiesiog prie kitų ryčių. Tai tiesiog ant spombos neturiu ryties. Tas įsiskleidžiau, pasiruošiau jau. Kau eisiu spombinsiu, dar sakiau, pasikelsiu droną, pafilmuosiu, kaip spombinu, kaip užsimetu viską, bet patekome į keblią situaciją. Tai susimatom ties kibimais. Ikiuką. Nu va. Tik permečiau ir atleidau. Tai bus lyniokas. Jaučiu kažką mažiuką. Vėl karšis. Ant tokio didelio žuvį nebuvo ir toks karšis. Ok. Vėl apie kilogramą bus. Sorry, chebra, nekelsiu aš jų į krantą, nes nuo jų tik tai gleivų daugiau negu naudos. O. Gražus karšis. Kilas tai tikrai. Biškį pasikrovinu, bet ką daryk iš čia. Nu va. Padarėm vakarinį persimetimą. Jau prožektorių užsidėjau aišku ant galvos. Biškį rytį iš čia. Laivukas parplaukė. Biškį prailgų persimetimas, nes po permetimo iš karto iškibo karšis. Bet jau viskas permesta pilnai. Tai vat, kas toliau? Toliau lauksim karpinių kibimų. Kanda uodai. Reiks eiti termoselį pasijungti. Ir termoselį gavau iš čia. Tai va, toks daiktas tas termoselis. O, šitą. Va. Čia įsideda toks katridžėlis vadinamas, plokštelė va. Įsideda dujų balionėlis, užsidega, dega ir atbaido uodus.
pridedu nuorodą. Šiaip žiauriai gerai veikiantis daiktas. Uodų stovyklavietėje 25 metrų spindulių tikrai nebus. Dar po to nueisiu, jau prieš eidams į palapinę įmėsiu. Aišku, po to biškai praveidinsiu palapinę, kad išbaidytų tuos uodus. Ir viskas. O. Laukiam žuvokų, jau biškai aprimu saulutį, jau nebe taip šilta. Pats tas laukia tos gaivumos. Apie termoselį tiek. Belia koks judesys vyksta tenai. Oi, nu ką, ten jeigu matot už medelių kažkur mėnulis kyla jau, saulė jau nusileido, meškerytės kimarina, iš arti galim parodyti. O, dieną kibimų karpinių nebuvo visiškai. Tai dabar lauksim naktinių kibimų. Tikėkime suvažiuos naktį, bet jeigu nesuvažiuos, tai gali būti, kad ši pirma para tokia bus, nes labai šilta iš tikrųjų. Šiandien buvo labai šilta, labai karšta. Rytoj iš ryto rodo lietų, vakare rodo lietų, iš ryto rodo perkūniją, vakare rodo perkūniją, tai toks oras keičia, slėgis krenta, neaišku, ką to žuvis galvoja. Tai aš manau vis tiek rytoj, kai pablogės oras, suvažiuos to žuvis. Ar po oro pablogėjimų naktį rytojaus, gal ir šiąnakt, kaip skačia, gali žinot. Jau tą vakarinį persiminimą padariau. Tikrai nejudinsiu tų meškerių dabar, nebent ten naktį sušvies kokią 1-2 valandą persimest. Bet kol kas tai neturiu planų, lauksim kibimų. Mačiai buvo praeitą kartą, kad 5 valandas tašką nejudinau ir 5-6 valandą užkibo žuvis, tai viskas gerai. Šiaip šuolių vyksta viens kits, judesys vyksta, žuvies mačiau ir anam gale, tai tas žuvis kai pajudės iš ano galo, tada ir prasidės tas kibimas, o ar šiandien ar rytoj pajudės, neaišku. Vis tiek kažkada pajudės. Manau, kad viskas bus super. O dabar mėnuliukas turėtų matytis. Va. Už subarikų ten gražiai tarp medelių kyla. Tai vat, eisiu turbūt, atsigulsiu, pakimarinsiu, palauksiu kibimų ir susimatom ties kibimais. Ikiuką. Gerą vakarą, vyrukai. 10:30 persimečiau 2 meškerės, šitą ir šitą. O tą palikau, nes tą tašką mažiausiai išėręs buvau. Tai vieną tašką noriu palikti mažiau šertą. Tuos 2 taškus dar biškį užšėriau. Žuvinį apipjaušiau, sumažinau. Tai bandom taip daryti. Nes iš tikrųjų kėlė nerimą vidurinės meškerės bailiukas. Ten jisai greit tirpstantis. Pirmus 2 kartus, kai traukiau, tai neradau bailiukų. Dabar, kai ištraukiau, jau viskas gerai buvo bailiukas. Ir plus ant tų 2 taškų po karšį pagavau. Tai jeigu tą karšys dieną užėbau, tai jie greit tą visą mano jauką ir sulėsi. Tiesiog, aš manau. Tai dabar pasišertant nakties tos taškus iš naujo, gal jau karšiukų neras, tai turėtų viskas būti gerai. Tikimės naktinių kibimų. Susimatom ties kibimais. Ikiuką.
12 valanda nakties. Toliau baudžiam su karšiokais. Nu, tai labas rytas. Nu, tai labas rytas. Nežinau, kiek valandų iš tikrųjų. Pažadinu kivims. Bet jau šventa. Jau žinai. Oi, nu tai labą rytą. Kai tas karščiokas kibo buvo 6, dabar bus kažkas palei 7, persimečiau visas meškerytės. Ką tik pasibaigiau rytinį permetimą padaryti. Tai per naktį 3 karščiokai. 3 karščiokai per naktį, karpių nei vienu išvažiavimu. Bet sakau, čia kaip ir tikėjaus, kad pirma para tokia gali būti. Tai padėsiu laivuką. Kaip ir tikėjaus, kad pirma tokia para gali būti, nes oras labai toks įdomus. Manau, kad šiandien viskas turėtų pasikeisti, nes ir lis, ir žaibos, keisis oras. Tai gal sujudės tada karpiokai. Tai einu dar pamiegot. Normaliai įsimiegosim, pasiruošim šiąnakt nakčiai ir šiąnakt gal dirbsim. Ikiuką. Yra. Yra. Žolės nuėjo. O dabar man jį reiks išprašyti iš tenai. Tuoj paleisim GoPro. Tegu filmuoja. Sau ramiai. Ramekas. O čia tai karpinis išvažiavimas buvo. Kai važiuoja. Taip jis pasukau.
Iš Vengrės. O šit 8 kilogramiukai su tuo, 6,5. Eip, vis tiek belekas. Belekas. Tiek aš tavęs laukiau, Karpenzai, kad tu bent įsivaizduotum. Šitas rodo 8, 7,5 šitas rodo. Mechaninis. Atsidarėm. Super. Racer cheese. Racer cheese. Racer cheese. Einam pasileisim tave, gražuolė. Va toks. Nu gražus karpis, negaliu sakyti. Svarbu, vienas karpis jau yra. Svarbu bent vienas pirmas. Oi, nu va. Persimečiau.
Jau vėl viskas vandenukį. Super atsidarėm pagaliau karpiuką. Pirmas rudeninis karpis. Oi, labai smagu, labai gražus, ilgas, didelis žvynius, torpeda. 6 su biškiu kilogramų, bet pasaka, labai smagiai važiavo. Labai smagus sportinukas karpis. Labai patenkintas esu, o dar 1,5 paros liko, tai pats tas dabar apie 7:30 rytų yra, plius minus. Ką, iki vėliau, einu pasidarysiu pusrytukus. Čiau. Na jau, kavikiais darytis vadinas. Nu. Gal kažkokas. Nors buvo prispaudžiu, šiek tiek negaliu sakyti, jau čia visiškai kažkas beviltiško. Paskaičiu, kaip ką daryti. Ai, nu, valau. A tau reikėjo dabar čia sugadinti rytinius reikalus, ką? Nu jau karštis pradeda mane. 9 kažkur plius minus. Pradeda lyt. Žinojau, kad šiandien bus labai blogas oras. Rodo kai kuriom valandom 14-15 mm per tą valandą lietaus. Nu, tai jau labai stiprus lietus palapinė, kad ir atlaiko lietų, bet pasiėmiau apsidraudimui tentą. Tai va, kaip atrodo dabar mano palapinė. Visą uždėjau ant viršaus tentą, sutampiau ir viskas, nu, va šitai būsim. Bijau, kad neperšlap tiesiog. Čia va tokia erdvė atsirado. Iškeryti skimalin. Na ir va šitą pusę taip ir susitampiau plius minus, pasidariau. Super. Nu, ką meškeriotojai. Antra diena, 11:30 dabar, ką tik persimečiau rytinį permetimą, nes buvau 6 persimetęs, dabar persimečiau. O taip atrodo. Ką pakeičiau, tai vieną perkėliau tašką čia ties to medeliu tokiu. Ir kitą tašką perkėliau tenai pačiam gale švendrių, kur matos tokia V raidyti. Prie tų švendrių nutempiau. Tai biškį pabandom pastrateguoti. Šuolių porą mačiau. Gal ir yra tos gyvybės. Tikėkimės geriausių, tai susimatom ties kibimo arba valgyt darimo. Ikiuką.